prie sienos, statyti iššaus valdovų rūmų. Bet tikrai nieko nebedraus, ir nepersiminė. Kas tau yra? Man galva skauda, temperatūra pakilusi. Nesimuliuosi pakatę per kontrolinį? Ne, aš atsiminuoju. Aš negaliu rytoj iš jo ištekėti. Gali? Negaliu. Privalai. Aš tiksu. Kas tau yra? Kad tai kokia dievo rūstybė dabar susilaikytų tas vestuves. Nesiekia kokių dalykų? Labą dieną. Labą dieną. Aš esu daktaras Saudas iš ateities. Ir mes sužinosime, kas jums yra. Ir su mano pagalba. Labas, daktarė Hausai. Atvykus lašas. Gerai. Ką žinosi mūsų nauja pacientė? Kaip žinome, jinai turi 2 simptomus. Jinai turi pūliavimą ir vėmimą krauju. Kokius dar simptomus tai rodo? Na, jinai sakė, kad jai labai skauda raumenis. Eikite iš čia, panelė, simptomaną. Raumenis skausmas. Tai yra pagrindinė visų ligų simptomas. Vienas iš pagrindinių. Taip pat Panelė Harmon. Taip pat man jinai minėjo, kad jie kamuoja halucinacijos. O ką jūs apie tai manot? Kokį tyrimą mes turėtume ją atlikti? Man atrodo, reikia atlikti smegenų biopsiją. Marš atlikti smegenų biopsiją. Panelė Harmon, kaip smegenų biopsija? Smegenų biopsija nieko mums neatrodo, mes nieko neįsiaiškinom. Palaukite, ar jūs bandėte su lytinamumu? Simptomai kartuojasi, aš nieko negaliu padaryti. Tai nesąmonė. Tai tikrai negali būti virus lygiai tada. Bet visos lygos atkrenta, aš nežinau, kaip tokio paaiškinti. Nežinau, ką darosi, jinai gali mirti, panelė. Daktarė, jokie aš tai nepažinau. O Dieve, skubus iškvietimas. Apie naujus simptomus. Na, kosulys tikrai buvo keista reakcija. Mes tikrai pamiršome kosulį. Aš nesuprantu, kaip mes taip galėjome. Hausas Donas Vilk. Kas darai prie mano lentos, Karon? Atleiskite. Zvonišė. Įsakėdė. Atleiskite, Hausas. Ką naujo išradote apie pacientę? Na, jį pasireiškia kosulys. Visos tos traukuliai, tai buvo labai keista. Antibiotikų, man atrodo, tai reikėjo jokie antibiotikai. Taip. Na, į vaistus sureagavo labai keistai. Labai. Negalima to taip apie vaistų. Aš neatsiradu daugiau žiurkių. Žiurkės. Palaukit. Buvo juk viduramžinė liga. Gal tai maras? Maras. Taip. Pone Laimanai, jūs teisingai. Visas šitie simptomai rodo marą. Jie susiveda į vieną. Ir parodo didelę. Ir tai parodo marą. Kai mes taip nepamatėm anksčiau. Turime skubėti pas pacientę. Jinai gali mirti bet kurią akimirką. Skubame. Skubame. Greičiau. Mes pavėlavome. O jinai negyvena. Pabandome 60 voltų, tai galės padėti. Hausai, nebebandyk. Mes pavėlavome, per vėlų. Pulso jokio. Vienintelė šitis vežti ją į morgą. Bet jeigu būtume tos šansus sužinoję anksčiau, būtų viskas gerai. Ši panelė yra viena iš milijonų žmonių, kurie mirė nuo tos ligos. Tikriausiai, paskutinis toks įvykis buvo pasikartojęs 19 amžiaus pabaigoje. Kaip keista, kad jis dabar vėl pasikartoja.